Roboket platformos funkcionalumas vairavimo mokykloms. 1. Kreditai. Vienas kreditas atitinka 1 dieną. Kreditų galite įsigyti pačioje platformoje arba parašydami mums elektroninį laišką. 2. Nuolaidos kodai. Už įsigytus kreditus pačioje platformoje labai paprastai galite sugeneruoti bet kokio laikotarpio ir bet kokį kiekį nuolaidos kodų, kuriuos galėsite dalinti savo mokiniams. Generuojant nuolaidos kodus galite suteikti jiems pavadinimą, pavyzdžiui, klasės ar grupės pavadinimą, pagal kurį vėliau galėsite lengvai atlikti paiešką ar filtruoti. Sugeneruoti kodai iš karto matomi platformoje. Sugeneravus nuolaidos kodus automatiškai pakoreguojamas kreditų skaičius. Galite generuoti tiek nuolaidos kodų, kiek įskart vertė, kiek turite kreditų. Sugeneruotą kodą galite iš karto priskirti vartotojui. Spauskite mygtuką Priskirti ir suveskite vartotojo elektroninį paštą. Platforma sugeneruos elektroninį laišką, kurį, jei norėsite, galėsite išsiųsti nurodytam vartotojui patys. Nuolaidos kodus galite filtruoti pagal priskirtą pavadinimą arba vartotojo elektroninį laišką. Nepanaudotą nuolaidos kodą galite bet kada ištrinti. Tokiu atveju jums grįš nuolaidos kodo kreditų skaičius. Sugeneruotą nuolaidos kodą galite nukopijuoti jį pažymėdami arba paspausdami ant atskiro kopijavimo mygtuko. Nuolaidos kodus galite filtruoti taip pat pagal tai, ar jie buvo jau panaudoti. Taip pat ar nuolaidos kodai jau priskirti vartotojams. Trinti panaudoto kodo negalima. Ištrinti priskirtą, bet nepanaudotą kodą galite. 3. Ką mato vartotojas po nuolaidos kodo priskyrimo? Vartotojas prisijungęs prie savo Roboket paskyros spaudžia kiti įrankiai ir nuolaidos kodas. Matomi visi priskirti ar kitaip gauti nuolaidos kodai. Juos galima panaudoti iš karto, jei nėra tuo metu užsakyta prenumerata. 4. Panaudoti nuolaidos kodai. Atfiltruokite ką tik rodytą vartotoją, kuris panaudojo nuolaidos kodą. Ši informacija iš karto matoma vairavimo mokyklos vartotojui. Panaudoto nuolaidos kodo nebegalima priskirti kitam asmeniui ar ištrinti. 5. Nuolaidos kodų spausdinimas. Nuolaidos kodus galite sugeneruoti į PDF dokumentą. Sugeneruotame dokumente bus rodomi visi atfiltruoti nuolaidos kodai. Dokumentas paruoštas spausdinimui ir nuolaidos kodų padalinimui klasėje su instrukcijomis, kaip panaudoti. 6. Vartotojai. Platformoje vairavimo mokyklos darbuotojas matys visus vartotojus, kuriems buvo priskirti nuolaidos kodai. Vartotojus galite filtruoti pagal tuos pačius kriterijus grupių pavadinimus ar elektroninio pašto adresus. Matysite vartotojų teorijos ir praktikos testų sprendimo progresą, regitros teorijos egzamino išlaikymo tikimybę, spręstų testų detalę statistiką, paskutinio spręsto testo rezultatą, visų spręstų testų vidutinį rezultatą. 7. Vairavimo mokyklos vartotojų prieigos. Viena vairavimo mokykla gali turėti daug darbuotojų, kurie prisijungia prie platformos matys vartotojus. Tačiau vieni vartotojai gali būti nustatomi kaip administratoriai, o kiti tik peržiūros teisę turintys. Peržiūros teisę turintys darbuotojai negali generuoti naujų nuolaidos kodų, taip pat ištrinti jau sugeneruotų. Platforma planšetėje ir mobiliajame. Platforma pritaikyta visiems įrenginiams. Kompiuteriams, planšetėms ir mobiliesiems telefonams. Visas funkcionalumas vienodai prieinamas visuose įrenginiuose. Ekrane rodomos funkcijos pritaikytos planšetei.
Toliau parodome, kaip viskas veikia mobiliajame telefone. Devintas. Temos. Platforma visuose prietaisuose turi dvi temas. Šviesią ir tamsią, kurią vartotojas gali pasirinkti per kitus įrankius arba pačiame ekrane.